Prasmė ir tikslas. Žmonių egzistavimo šioje planetoje dabar. Beprasmiška aiškinti žmonėms apie tai, kas iš tikrųjų vyksta mūsų planetoje. Šios nuotraukos kalba pačios už save. Nuotraukos, kurios įrodo, kad mes pavojuje. Vaizdas į tankiai apgyvendintą Meksiką. Daugiau nei 20 milijonų gyventojų. Dramblys nužudytas brakonierių. Negailestingieji paliko jį pūti. Gaisras Atogrąžų miške. Kadaise čia ganėsi laukiniais ožkos. Beribis lėktuvų srautas virš Londono. Didžiulis sunkvežimis veža krūvas smėlio perdirbimui. Smėlis su nafta – ateities energijos šaltinis. Geltonosios upės smarvė Mongolijoje paprastiems valstiečiams nepakeliama. Atliekų deginimo gamykla ir jos apylinkės – Bangladešas. Ugnies audra siaučia Kolorado valstijose. Padidėjusi miškų gaisrų rizika – klimato kaitos rezultatas. Pėdsakai palikti nuo naftos smėlio kasybos Kanados Albertos provincijoje. Naktinis Los Andželo vaizdas – energijos sąnaudos neapskaičiuojamos. Oregone šis daugiametis miškas buvo iškirstas naujos užtvankos statybai. Almerijos regionas Ispanijoje nusėtas šiltnamiais toliau nei akys mato. Brakonieriai išdidžiai pozuoja su Sibiro tigro oda. Kasykla Mir Rusijoje – didžiausia deimantų kasykla pasaulyje. Negyvas albatrosas plyšta iš vidaus nuo šiukšlių. Žmonės nedvejodami kasdien išmeta visą tai į gatves. New Delis iš paukščio skrydžių. Daugiau nei 22 milijonai gyventojų. Maldyvai – populiariausias kurortas, kuriam grasina išnykimo nuolat kylantis vandenyno lygis. Juodasis penktadienis elektronikos prekybos centre Boise, Aidahas. Tonos sugėdusios įrangos patenka į besivystančias šalis, padedant mirtinoms medžiagoms. Jos išardomos tauriųjų metalų labui. Brazilijos tropikų bausmė apima miškus ir čia Kanadoje. Padangų atliekų sąvartynas Nevados dykumoje. Kol visas pasaulis stebėjo 2011 metų Fukusimos įvykius, už kelių mylių degė šiluminė elektrinė. Visi bandymai gesinti ugnį buvo beprasmiški. Svalbarde, Norvegijoje, baltasis lokys buvo priverstas mirti iš bado. Nykstantys ledynai iš jų atima ir gyvenamąją teritoriją ir maistą. Naftos telkinys Kalifornijoje ir negailestingas žmogaus eksploatavimas jo. Didžiulis tirpstančio ledyno krioklys – nepaneigiamas įrodymas, kaip sparčiai vystosi klimato kaita. Rudųjų anglių elektrinė savo išmetimais teršia orą. Indonezijos banglentininkas Dede Surinaia užkariauja bangą. Tikrasis tikslas, tarptautinis tikslas žmonių egzistavimo šioje planetoje dabar paskelbtas. Žemės planetos gelbėjimas dovanotos mums gyvybės. Štai prasmė žmogaus egzistavimo šiandien ir pačia plačiausia prasme.
Kai bus nukirstas paskutinis medis, užnuodyta paskutinė upė, pagautas paskutinis paukštis, tik tada suprasite, kad pinigų valgyti negalima. Ši pranašystė tampa vis žiauresnė realybė. Tačiau ir dabar ne visi suvokia, kaip baisiai kartais mūsų gyvenimas paveikia aplinką. Gelbėjimas gelbėtojų. 34 serija 369. Praeitis šiandienoje. Autorius Fiodoras Dmitrijevičius Škrudnevas.